Dzūkijos smėlynuose retas svečias yra ąžuolas, bet pasitaiko vietų, kurias puošia šie tvirtybės simboliai. Pasirodo, jie gerai bujoja baltajame molžemyje. O tas baltasis molis ne tik ąžuolus augina, taip pat gydo įvairius žmogiškus negalavimus. Gal todėl tokiose vietose gyvenantys žmonės pasižymi ypatingą energiją ir kūrybingumu. Štai ima ir sukonstruoja Merkio upėje hidroelektrinę. Mane privertė bėda, kad nėra elektros, tai reikėjo pasigaminti. Bet kol aš suradau šitą būdą, tai 2 metus eksperimentus dariau. Turbinas visokias dariau čia, nuo tilto nuleidžiu. Ir niekas neveikia, dėl to, kad čia mažas srovė. Bet paskui vieną kartą susivirinau tokį iš skardos lengvos turbinas, nukreipiančiasias, įdėjau į vandenį, žiūriu, iš karto pradėjo suktis. Ir tokia idėja kyla, kad reikia suspausti tą vandenį ir paleisti tik tai per turbinas. O taip ir išėjo. Pilnai ekologiška. Pavyzdžiui, nereikia jokių užtvankų, jinai vadinasi kinetinė. Jeigu atkrenta srovė, užtvankas reikia daryti, potencinė vadinasi. Bet žinoma, jeigu užtvanką padarys, jinai gal 10 kartų galingesnė bus. Bet čia, jeigu ją tobulinti, aš dabar žinau būdų, jau 6 metai, kaip jinai sukasi, tai aš jau praktika parodė, kad aš ją galiu dar tobulinti. Jinai būtų ir galingesnė, būtų lengvesnė, bet svarbiausia, kad jinai gamtą neteršia. Sukasi ir dabar minimum duotų energijos, bet jeigu truputį ir vanduo būtų greitesnis arba ją lengvesnė padaryti, čiagi viskas iš metalo laužo padaryta. Raitai, gal žinot, lėktuvą pirmą padarė. Tai jisai minutę gal neskrydo. Bet to paskui Boeingai pradėjo, ten taip toliau viskas, bet nuo to prasideda, tai čia irgi, čia toks bandomasis pilotinis variantas, bet jeigu sujungti visas jėgas, pavyzdžiui, kurie generatorius gamintų arba, pavyzdžiui, net studentai atvažiuoja, kartais pasižiūri, sako, mes gal pagerintumėm. Bet sakau, aš jums pasakysiu, kaip pagerinti, taip ir prapuola. Dar ten profesoriai arba užsieniečiai stebisi. Bet stebėtis vienas dalykas, bet kad, kaip aš vienas viską negaliu apriepti. Taip ir stovi toks gargaras. Gal kada nors pasiteisins ir šis tvarinys. Ponas Jonas savo rankomis čia jau sutvarkė kelius, pastatė 20 metrų ilgio tiltą per Merkį, kuris gali išlaikyti 10 tonų sveriantį transportą. Mėgindamas sukurti gerbūvį, nagingas vyras šioje sodyboje buvo pastatęs ir vėjo jėgainę. Dabar ta vėjo jėgainė, vėjas pernai nunešė, sulaužė. Tai nėra elektros. O ten tas daiktas, kuris sukasi per Merkį, ką jis daro? Jisai dabar sukasi, o kai buvo generatorius, jį pavogė pernai. Tai jis dabar tuščiai sukasi? Viskas taip nebaigta, to, kad tai tas atsitinka. Jinai tuščiai sukasi, bet jinai kaip eksperimentas rodo, kad čia, truputį kažko reikia. Bet, vienam neįmanoma visko apriepti, taip, kad būtų, 100% profesionaliai. Šioje sodyboje ponams Jakaičiams priklauso 30 hektarų žemės, kuri yra nederlinga, aplinkui pelkingos vietos. Žodžiu, ūkininkavimui ne pati patraukliausia vieta. Bet tokios civilizacijos nesugadintos gamtos retai kur berasi. Čia ir ereliai gyvena, ir gervės peri, ir lapės, stirnos jaučiasi šeimininkėmis. Ponas Jonas, pirkdamas šią sodybą, tikėjosi kurti kaimo turizmo verslą. Bet pasirodo, be tokios smulkmenos kaip elektra, miestiečiai nebemoka gyventi. Tačiau netoli šios vietos, kaime, ponas Jonas turi kitą sodybą, kurioje turi ir elektrą, ir visokių technikos stebuklų, o pagrindinis pragyvenimo šaltinis yra bitininkavimas. Pone Jonai, tai šitos bitės jūsų mylimiausios, kad čia ant stogo užkeltos? Čia jau
labai mėgsta aviatorius, kad kuo aukščiau, to geriau. Čia dabar viržių medų neša. Tai jau čia bus paskutinis medus šįmet, ar ne? Taip, jau baigsis ir reikės formuoti šeimas visas. Gydyti nuo erkių. Bet jos dabar labai širšės puola, didelės tos širšinai tokie. Atskrenda ir renka jas, maitina savo vaikus. Atskrenda tiesiai, paima bitę ir įskrenda. Čia šitas stulpas su inkilėliu, kas čia yra? Nu čia, galvojau, vėjo gainę statyti, bet niekaip nesusiruošiu. Reikia dabar naujausiam technologijam. Reikia ten dėminiai magnetai, ten visokie mentis, kompozitinių medžiagų. Nu, bet tos bitės niekaip neleidžia. Reikia su bitėm užsiimti dėl to, kad čia vienos išlaidos, o ten vis tiek biški prie pensijos prisiduri. Su bitėm? Taip. Medus, tai, nu ką, visi mėgsta saldžiai gyventi, bet dirbti tai turbūt labai. Tai dėl to ir medus. O kas čia? Čia tai dar sovietiniai laikų lėktuvas ultralengvas padarytas, bet dabar va čia tam kalviai mano stovi, tai va taip. Čia tik fuzeliaras, o sparnai tai ant stogo. Ten ant aukšto sudėti visi. Nu tai, nu, jeigu kas, tai tos sparnus galima nuo aukšto ir, nuskraidinti. Aukščiau užlipus geriau toliau nuskreisi. Čia duslintuvas toks rezonansinis nuo motoro, vat. Tų propelerių buvo labai daug pridaryta, kuris geresnis. Keletą reikia daryti ir žiūri pagal dinamometrą, kuris geriau traukia. Kas daro šitos dalykus, kas gamina? Patys viską padarom. Tais laikais negalima buvo nusipirkti, net neleido lėktuvų daryti, o reikėjo pačiam daryti. Tai kuriais laikais patį pirmą lėktuvą gaminot? 85 metais. O pirmą kartą, kada išskridot į Dausas? Nu taip po 2 metų mes jau pakilom. Tik iš karto. Kaip pirmą dieną surinkom ir iš karto pakilo. Be jokių bandymų, be nieko. O ar nebaisu buvo pirmą kartą pakilt? Ne, nu, suprantat, įdomu, daugiau įdomu negu baisu. Tada vat ir laimi tas įdomumas negu tas baisenybė. Ta, vat, kai galvoju, oi, baisu. Bet įdomu ir taip kaip į kalnus lipa, tai ne visus užvarysis į kalną. Taip ir čia. Tie skraidimai pas mus buvo daugiau konstravimas ir bandymas taip. O skraidyti net neleisdavo, taip labai pasislėpę reikėdavo, truputį paskraidai, pakėlį, nusileidė ir viskas, o kažkaip nebuvo tokių, kad skristi, kai dabar maršrutai yra viskas, o tai nereikėjo ir negalima buvo. Bijojo, kad per sieną nenuskristų, nors į Švediją, dar kur nors. Čia baseinas, ten toliau šiltnamis. Sakau, jeigu būsit geri, tai vandens įpilsim. Ponas Jonas šiuo metu baseine laiko ir gintaro šlifavimo, ir medžio tekinimo, ir kopijavimo stakles. Mat anksčiau jis buvo poligrafas, gamino gintaro dirbinius, medinius baldus. O šiaip tai aš, kai baigiau Rygoje ten dailės mokyklą poligrafijos, tai ir paveikslus tapiau, bet buvo tokie laikai. Ateina laikas tapyti, ateina laikas skraidyti. Bites auginti? Jau pensija išėjai, tai jau tik bitelėm paskirti galima jau iki galo. Nu kodėl? O dar elektrinės? Nu tai irgi čia, kada laiko yra, tai pasikrapstai, kad įvairiau būtų. O čia va traktorius, čia technika kažkokia? Čia prieš Tvaninę jau senai metalo laužą turėtų būti. Čia Vladimiris iš daug tų. Bet jums jisai veikia? Veikęs, pataisiau. Ten buvo sugedę, reikėjo. Nėra dabar detalių, reikėjo daryti. O čia ta žoliapjovė, tai irgi visi jau senai metalo laužas, dėl to, kad su rotoriniam dirba. O kai deklaruoji, tai reikia žolę lygiai nušienauti, kad būtų jokių pradalgių, tai jinai supūna. O tos rotorinės pradalgės daro. Tai vat jos to gerai, bet tai irgi valandą šienauji, gal pusę dienos remontuoji. Lūžta ir lūžta viską. O iš kur jūs taip viską mokat?
Nu, reikia žmogų. Reikia daryti ir padarai ir viskas. Šiltnami kažkokie ten ar šlangai, kas ten yra? Baseino vandenį pakelia, o viršuje labai didelė temperatūra ir apie 60 metrų per šlangus praeina ir ten toj, kaip pasidaro, nu, kaip sakant, kaip būna tokie aparatai, kaip vadina, nežinau. Nu, šildo labai vandenį smarkiai. Kondicionieriai, ne kondicionieriai, kaloriferiai. Nu, tai va, įsišildo vandenį, o paskui krisdamas per smėlį persifiltruoja. Tai dvigubas darbas, pakelia, įšilo ir jis prasifiltruoja. Po pirties į baseiną. Tai jūs čia vietiniai milijonieriai. Taip, jo, milijonieriai. Tik tai, nu, savo padaro viskas, o taip, žinot, kad ten, kokie milijonieriai. Čia nuo ryto iki vakaro dirbi, o jokio uždarbio. Jokio uždarbio, tik tai išlaidos. Tai kokie čia milijonieriai. Jau 23 metai, plyta po plytos, viniukas prie viniuko, lentelė prie lentelės taip ir susidaro. Čia vat tokie vat pasagos, ten visokie padargai, tai kiti veža į metalo laužą, o aš ten galvoju, nu, čia kalvių darbas, čiagi autentika tokia. Tai vat ir renku tokius dalykus. Pone Jonai, jūs čia ir žiemą gyvenat, ar tik tai vasaroja? Galima sakyti ir žiemą, dėl to, kad, nu, nesinori ten mieste, ten pas mus tas butelis, galima sakyti, be patogumo, senamiesty. O čia kuo kūrena? Čia irgi malkom kūrenam, aiškiai, bet, nu, oras geras. Tai čia dabar ruošiat malkas, ar ne? Taip, jau malkas beveik visą suskaldžiau, tik tai keletą pagaliukų liko, galiu parodyti. Čia tas įdomu. Ranką nereikia numušti, nenusimuša, paskui neįsikirsi, čia labai gerai. Ir čia dvigubai greičiau malkas galima suskaldyti. Matyt, ne veltui sakoma, kad didžiausias Lietuvos turtas yra žmonės. Štai ponas Jonas vis kuria, meistrauja. Tai hidroelektrinė, kurios generatorių kažkokie niekadėjai nugvelbė. Tai vėjo jėgainė, kurią audros suniokojo. Bet šis žmogus turi tokios stiprybės, kurios jokios negandos neįveiks. Kaip tas ąžuolas, nepalenkiamas. Nors jau 3 metus Žemės ūkio ministerija skatina ūkininkus siekti išskirtinės kokybės sertifikato savo pagamintai produkcijai, žemdirbiams tai padaryti kol kas neapsimoka. Reikia daug pastangų, išlaidų, dėl to produktai pabrangsta. Taip pat teigiama, kad ES ir valstybės parama išskirtinės kokybės produktų gamybai nėra pakankama. Vartotojai taip pat nėra pasirengę už tokius produktus mokėti brangiau. Jei vartotojai teigiamai įvertins dabar rinkoje esančius išskirtinės kokybės produktus, šių produktų gamintojų sparčiai daugės ir galbūt jau kitais metais bus galima paragauti ne tik išskirtinės kokybės medaus ir jo produktų, vaisių, daržovių, uogų, bet ir išskirtinės kokybės mėsos ir jos gaminių, pieno ir jo produktų, vištų kiaušinių, cukrinės konditerijos ir šokolado gaminių. Gudijoje įkurtas pirmasis pasaulyje mėsos mainų portalas, pavadintas šalies ministro pirmininko Michailo Mesnikovičiaus garbei. Jautiena, kiauliena, vištiena šioje šalyje priskiriamos pirmojo būtinumo prekėms, kurios kainas reguliuoja valstybė. O tokiomis sąlygomis mėsos kombinatams labiau apsimoka gaminius eksportuoti. Gudijos gyventojai pajuto jautienos, kiaulienos ir vištienos stygių. Prie mėsos eilės susidaro ne tik parduotuvėse, bet ir turguose. Nors ir įkurtas, mėsos mainų portalas vis dar neveikia. Padidėjus infliacijai, Gudijoje pakilo įvairių gaminių kainos. Labiausiai net 31% pabrango degtinė.